Kinijoje sugriuvo milžiniškas tiltas. Irane fiksuota istorinė sausra. Brazilija nusiaubė destruktyvūs tornadai. 2 mirtini taifūnai talžė Filipinus. Ir tai tik dalis gamtos katastrofų, sukrėtusių planetą praėjusią savaitę. Tačiau yra viena iš tiesų įkvepianti žinia, suteikianti vilties ištrūkti iš šio klimatinio košmaro. Brazilija. Lapkričio 7-ąją kelias Brazilijos valstijas užklupo audringi vėjai su liūtimis, kruša ir net tornadais. Tragiškiausia situacija susidarė Paranos valstijoje, kur galingas tornadas sunaikino 90% Rio Bonito de Iguaso savivaldybės teritorijos. Per kelias minutės ištisi kvartalai virto griuvėsiais, o automobiliai buvo išmėtyti lyg žaislai. Miestas priminė karo zoną. Gelbėtojai valandas ardė nuolaužos ieškodami išgyvenusiųjų. Deja, stichija nusinešė 6 gyvybės. 750 žmonių sužeisti, iš jų 30 sunkiai. Nukentėjusieji buvo nugabenti į ligonines kaimyniniuose miestuose. Vietos gyventojams padėti buvo įrengtas lauko ligoninės punktas. Mažiausiai 1000 žmonių liko be pastogės. Gretimuose miesteliuose įkurti laikini pabėgėlių centrai. Nors savivaldybė buvo praktiškai sunaikinta, žmonės nepalūžo. Vieni padėjo kaimynams, kiti tiesiog džiaugiasi likę gyvi. Iš aplinkinių miestų pradėjo plūsti pagalba. Savanoriai kartu su gyventojais valė gatves ir rinko nuolaužas. Vienas iš nukentėjusių sakė, vėjas nusinešė viską, išskyrus norą gyventi. Tornadas nusiaubęs Rio Bonito tapo vienu galingiausių šiais metais planetoje ir tragiškiausių šiuolaikinėje Brazilijos istorijoje. Atsižvelgdami į sugriuvimų mastą, specialistai jį klasifikavo kaip EF4 kategorijos tornadą, kurio vėjo greitis siekė nuo 250 iki 300 km/h. Lauko tyrimai ir radiolokaciniai duomenys patvirtino, kad kaimyninėje Santa Katarinos valstijoje susiformavo dar 3 tornadai, smarkiai nusiaubė 3 savivaldybės. Audra atnešė gausius kritulius į centrinę ir šiaurinę Rio Grande do Sul dalį. Kai kur per vieną dieną iškrito iki 150 mm lietaus, daugiau nei viso mėnesio norma. Porto Alegrėje, valstijos sostinėje, gūsingi iki 107 km/h siekia vėjų gūsiai vertė medžius. Rolantės savivaldybėje nuo užvirtusio medžio žuvo jaunuolis. Be elektros liko apie 800 000 gyventojų. Serra Grauša regione daug nuošliaužų apsunkino eismą ir padarė žalos. Kšijas do Sul savivaldybėje nuošliauža apgadino gyvenamąjį namą ir 4 automobilius. Laimei, niekas nenukentėjo. Paranos valstijoje sugriuvimai buvo tokie dideli, kad bent 14 miestų buvo paskelbta nepaprastoji padėtis. Naujoji Zelandija. Lapkričio 8-ąją didelis miško gaisras įsiplieskė Tongariro nacionalinėme parke, populiarioje žygių vietoje, kurios peizažai buvo naudojami filmuojant Žiedų valdovo trilogiją. Iš pradžių gaisras apėmė apie 50 hektarų, tačiau ugnis sparčiai plito. Pasak liudininkų, liepsnos pasiekė 30 metrų aukštį ir driekėsi beveik 4 km, naikindamos subalpinę augmeniją. 10 turistų buvo skubiai evakuoti sraigtasparniais. Poilsiautojai pasakojo, kad prieš atvykstant gelbėtojams orą buvo užteršę dūmai, o iš dangaus krito pelenai. Visos populiarios žygių trasos, įskaitant garsųjį Tongariro Alpine Crossing maršrutą, buvo visiškai uždarytos, o dalis kelių, vedančių į parką, užblokuoti. Gaisrui gesinti be sausumos komandų buvo pasitelkti lėktuvai ir sraigtasparniai. Naktį darbus teko laikinai sustabdyti dėl sudėtingų kalnų reljefų ir pavojaus ugniagesiams. Po 2 dienų, pasipylus gausiam lietui, ugnį pavyko lokalizuoti. Stichija sunaikino apie 2800 hektarų parko teritorijos. Ekologai pažymi, kad sudegusių plotų atgaivinimas gali užtrukti daug metų, nes vietinė alpinė flora ir fauna itin jautri gaisrams. Kanada. Reta ankstyva sniego audra lapkričio 9 naktį smaugė pietryčių Kanadai. Kvebeko provincijoje per naktį kai kur iškrito iki 35 cm sniegų. Labiausiai nukentėjo Monteregio regionas ir Monrealio miestas.
Nukritusios medžių šakos nutraukė elektros linijas, palikdamos be elektros beveik 400 000 vartotojų. Keliai tapo slidūs, kilo daug rimtų autoįvykių. Komunalinės tarnybos turėjo išvalyti apie 10 000 km gatvių ir šaligatvių. Pietinėje Ontarijo provincijos dalyje, didžiausiame šalies mieste Toronte, iškrito beveik 10 cm sniegų, o Hamiltono mieste iki 16. Toks ankstyvas sniegas čia nebuvo matytas daugiau kaip 50 metų. Paprastai toks kiekis iškrenta tik gruodį. Ontarijo policija per parą užfiksavo šimtus eismo įvykių. Jungtinės Amerikos valstijos. Žiemos audra smogė ir Jungtinėms valstijoms, atnešdama arktinį šaltį ir intensyvų snygį. Vidurio vakaruose ir didžiųjų ežerų regione 9–10 lapkričio iškrito iki 30 cm sniego. Aplink Čikagą keliai buvo užpustyti, eismas visiškai sustojo. Sniego audros nusirito per Mičigano, Indianos, Ohajo, Pensilvanijos ir Niujorko valstijas. Šaltas Kanados oras susidūrė su šaltesnėmis oro masėmis virš ežerų, sukeldamas galingas pūgas. Šalčio banga sparčiai pajudėjo šalies pietų kryptimi ir jau lapkričio 11 rytą šaltį pajuto daugiau kaip 190 milijonų amerikiečių. Floridoje, Alabamoje ir Džordžijoje temperatūra nukrito 10–14 laipsnių žemiau normos, kai kur iki -3 laipsnių Celsijaus. Jacksonville'yje ir Savanoje užfiksuota -2. Tai šalčiausias lapkričio rytas per beveik pusšimtį metų. Net šiltajame Majamyje oras atvėso iki 9 laipsnių šilumos. Nustebę gyventojai stebėjo, kaip nuo medžių krenta sustingusios iguanos. Japonija. Praėjusią savaitę Japonijoje, Tohoku regione, buvo užfiksuotas staigus seisminis aktyvumas. Pagrindinis smūgis, kurio stiprumas siekė 6,9 balų, lapkričio 9 įvyko prie Sanriku pakrantės. Seisminių virpesių intensyvumas iki 4 balų buvo juntamas Ivatės ir Miyagės prefektūroje. Stichija sukėlė tsunamio grėsmę. Kudži, Ofunato ir Kamaišio uostuose buvo stebimos iki 20 cm aukščio bangos. Praėjus mažiau nei valandai įvyko antras stiprus smūgis – 6,6 balų. Lapkričio 10 aktyvumas tęsėsi. Antroje dienos pusėje užregistruotas naujas smūgis, kurio stiprumas siekė 6,4 balų. Jį pajuto 5 Tohoku prefektūrų gyventojai. Per kiek daugiau nei parą Sanriku regione įvyko 37 žemės drebėjimai, kurių stiprumas viršijo 3,5 balo, o 15 iš jų pasiekė 5 balus ar didesnį stiprumą. Taifūnas Kalmajegi. Filipinų gyventojai dar nespėjo atsigauti po 6,9 balų stiprumo žemės drebėjimų ir kelių taifūnų, kai juos vėl užklupo stichija. Lapkričio 4 dieną taifūnas Kalmajegi smogė į Cebu provincijai, atnešdamas liūtis, nuošliaužas ir katastrofiškus potvynius. Toledo mieste per parą iškrito 428 mm lietaus, daugiau nei 3 kartus viršijant mėnesio normą. Dauguma regiono hidrotechninių statinių suprojektuoti sulaikyti iki 5 metrų vandens, o patys tvirčiausi iki 10. Tačiau taifūnas atnešė 12 metrų, daugiau nei konstrukcijos galėjo atlaikyti. Vanduo iš kalnų plūstelėjo į gyvenamosius rajonus. Kai kur jis pakilo virš 3 metrų, užliedamas ištisus kvartalus. Kai kurios skurdžius rajonus su prastais namais srovė nunešė visiškai. Vietos gyventojai pasakojo, kad prieš tai patyrė ne vieną taifūną. Tačiau Kalmajegi buvo kitoks, pernelyg galingas. Kai vanduo atslūgo, pasimatė tikrieji sunaikinimo mastai. Žmonės kasė storą dumblaus sluoksnį, rinko nuolaužas ir ieškojo bent ko, kas dar tinkama panaudoti. Praėjus savaitę po smūgių, daugelis Cebu rajonų vis dar neturėjo vandens tiekimo. Buvo apgadinti pagrindiniai vandentiekiai ir arteziniai šuliniai. O dėl sugriuvusios infrastruktūros atkūrimo darbai vyko labai lėtai. Nors Kalmajegi nebuvo stipriausias taifūnas pagal vėjo greitį, jau lėtas judėjimas ir milžiniškas kritulių kiekis pavertė jį itin pavojingu. Dauguma aukų anot valdžios tiesiog nuskendo. Filipinuose žuvo 232 žmonės, 112 dingo be žinios, o 532 buvo sužeisti. Vėliau taifūnas Kalmajegi pajudėjo į Vietnamą, kur šalis dar tik taisėsi po praėjusios savaitės potvynių. Lapkričio 6, pučiant iki 183 km/val siekусiems vėjams, stichija smogė Daklako ir Jelajaus provincijoms.
Per 6 valandas kai kur iškrito daugiau kaip 350 mm lietaus. Galingi vėjai vertė medžius, griovė statinių sienas, milijonų žmonių liko be elektros energijos. Taifūnas apgadino beveik 300 000 namų, iš jų 320 buvo visiškai sunaikinti. Gelajos provincijoje evakuota daugiau kaip 300 000 žmonių. Tai didžiausia evakuacijos operacija regionų istorijoje. Valdžios teigimu, būtent šios priemonės padėjo išvengti masinių aukų. Tačiau stichija vis dar pareikalavo 5 gyvybių. Dar 3 žmonės dingo be žinios. Taifūnas Fung Vong. Lapkričio 9 Filipinai vėl atsidūrė stichijų smūgių zonoje. Supertaifūnas Fung Vong užgriuvo Auroros provinciją Lusano saloje. Vėjo greitis siekė iki 185 km per valandą, o gūsiai daugiau kaip 230 km per valandą. Be elektros liko ištisos provincijos. Iš anksto buvo evakuota daugiau kaip 1 400 000 žmonių iš 12 regionų. Stichijos padariniai buvo baisus. Vien žemės ūkio sektoriaus nuostoliai siekė beveik $2,5 milijonų. Labiausiai nukentėjo ryžių derlius. Daugiau kaip 130 kaimų atsidūrė po vandeniu, o gyventojai, kuriuos užklopo staigus upių vandenys, buvo priversti gelbėtis ant savo namų stogų. Buvo apgadinta apie 900 valstybinių mokyklų. Sutriko transportas. Atšaukta daugiau kaip 300 vidaus ir daugiau kaip 60 tarptautinių skrydžių, o tūkstančiai keleivių įstrigo jūrų uostuose dėl sustabdytų laivybos judėjimų. Deja, potvyniai ir nuošliaužos nusinešė 25 žmonių gyvybės. Iranas. Iranas išgyvena vieną sunkiausių vandens krizių istorijoje. Vandens saugyklos, tiekiančius vandenį Teheranui, miestui, kuriame gyvena 10 milijonų žmonių, užpildytus mažiau nei 10 dalių, o pagrindiniai tvenkiniai, įskaitant Karadžą, beveik išdžiūvo, jų dugnu galima vaikščioti pėsčiomis. Nuo spalio iki lapkričio šalyje iškrito tik 2,5 mm kritulių, 81% mažiau nei įprasta. Krizė ypač paaštrėjo paskutinėmis savaitėmis, nors Iranas su sausra kovojo jau 6 metus iš eilės. Energetikos ministerija jau perspėjo, jei artimiausiomis savaitėmis nepalis, teks normuoti vandens tiekimą ir esant reikalui net visiškai jį išjungti nakties metu visoje šalyje. Prezidentas netgi prabilo apie galimą dalinę sostinės evakuaciją. Irano meteorologijos organizacijos duomenimis sausra susijusi su stiprėjančiu subtropiniu aukšto slėgio lauku. Atmosferos sistema, kuri paprastai būna aktyvi vasarą. Tačiau šiemet išsilaikė iki vėlyvų rudens ir blokavo lietaus frontus. Panašios sąlygos stebimos Irake, Sirijoje ir Turkijoje. Kinija. Lapkričio 11 dieną Sičiuanio provincijoje iš dalies sugriuvo neseniai pastatytas Hongsi tiltas, žinomas kaip tiltas debesyse, pradėtas eksploatuoti 2025 m. sausį. Išvakarėse lapkričio 10 inspektoriai aptiko apie 10 cm pločio įtrūkimus tilto konstrukcijoje ir greta esančiame šlaite, kurie sukėlė saugumo grėsmę, todėl eismas buvo laikinai uždarytas. Kitą dieną šlaito deformacija sustiprėjo, dalis tilto konstrukcijos griuvo, o betoniniai blokai nugarmėjo į tarpeklį, sukeldami dulkių debesį. Pirminiais duomenimis nukentėjusių nėra. Transportas nukreiptas apylankomis. Savaitę anksčiau Junanio provincijoje po ilgalaikių liūčių Nandzino greitkelio atkarpoje, atidarytoje tik prieš 3 metus, įvyko masinės šlaitų griūtys ir kelių dangaus įgriuvos. Lapkričio 5-ąją eismas pažeistose vietose buvo apribotas. Organizuoti apylankų maršrutai. Vietos valdžia praneša, kad žuvusių ar sužeistųjų nėra, vyksta atkūrimo darbai. Socialiniuose tinkluose diskutuojama, ar statybų metu nebuvo padaryta pažeidimų, tačiau galutinės išvadas pateiks ekspertizė. Tačiau visiškai akivaizdu, kad gamtos katastrofos ne tik sparčiai stiprėja, bet ir keičia savo pobūdį. O net moderniausios technologijos ir griežtos normų laikymasis nebėra visiška saugumo ir infrastruktūros patvarumo garantija. Akivaizdu, kad augantis gamtos katastrofų mastas reikalauja visapusiško tarpdisciplininio tyrimo.
Pasauliu reikia ne tik stebimosios mokslo šakos, bet ir fundamentalių bei taikomųjų tyrimų, kurie praktiškai padėtų sušvelninti klimato katastrofų padarinius ir pašalinti jų priežastis. Ir štai tikrai svarbi naujiena. Jau veikia ALLATRA pasaulinis tyrimų centras. Tai nėra formalus projektas ataskaitoms, o gyva tarptautinė mokslinė platforma, kurioje mokslininkai iš įvairių šalių dirba drauge dėl vieno tikslo – išsaugoti planetos gyvybę ir ateitį. Čia nėra rėmėjų ar politinio spaudimo, tik mokslas ir savarankiška bendradarbiavimo iniciatyva. Toks požiūris leidžia atlikti sąžiningą analizę to, kas iš tikrųjų vyksta su klimatu. Pagrindinis centro bruožas – visiškas atvirumas. Visi tyrimų rezultatai skelbiami viešai. Tai reiškia, kad kiekvienas, nesvarbu, mokslininkas ar tiesiog neabejingas žmogus, gali pamatyti tiesą. Ir jos nebus įmanoma paslėpti po raminančiais pranešimais, esą viskas kontroliuojama. ALLATRA pasaulinis tyrimų centras – tai žingsnis link mokslo, tarnaujančių žmonėms ir galimybė rasti realų kelią iš klimato krizės.